Šiame video kalbėsiu apie antrą energiją. Antra energija tai yra antras arkanas yra vyriausioji žynė. Ir matricoje gali būti trijose pozicijose. Tai yra pirmąją A pozicija, tai yra portretas. Tai šioje pozicijoje energiją žmogus pasirenka kaip portretą, kuris parodo kitiems, tarsi uždengia savo tikrąjį potencialą, uždengia savo tikrąją jėgą ir parodo savo tokį iliuzinį atvaizdą. Tai jisai pasirenka, pavyzdžiui, jeigu jam reikia paslėpti, sielos stiprybė ir sielos jėga yra matricos viduriukas. Ir jeigu jam reikia išpakuoti kažkokią stiprią jėgą, jisai gali pasirinkti iš visos matricos silpniausią savo, nesilpniausia, jinai nesilpna tikrai, bet yra moteriškiausia tokia, gana tokia statiška energija, kuri vaizduos, kad jisai yra toks, kad niekas nepamatytų jo tikrosios jėgos, nes jisai kol kas bijot savo to potencialo stipraus ir jisai visiems parodo, kad aš esu toks moteriškas, moteriškas, toks stebintis, niekur neskubantis galbūt. Tai tas portretas būtent tai gali atvaizduoti. Dabar antra pozicija tai yra talentų zona. Talentų zonoje irgi gali būti ir tai bus mėnuo, tai yra vasario mėnesį gimę žmonės. Ir trečioje pozicijoje tai yra finansinė karma, sielos užduotis ir ten daugiausia bus minusą, labiausiai uždaryta energija užpakuota ir ten tas potencialas irgi bus parodytas toks minuse, neigiamoje pusėje. Taip, ir dabar apie pačią energiją. Prieš tai dar noriu informuoti, kad ir priminti, kas dar nepaskaičiavo savo matricos, tai video apačioje galima rasti nuorodą. Ten bus kalkuliatorius, kur galima apskaičiuoti visą savo matricą ir pasižiūrėti, kokie skaičiai yra kokiose pozicijose. Bet reikia turėti omeny, kad kiekvienoje pozicijoje vis tiek skaičius kažką reiškia, ne kitaip. Taip pat kaip ir dabar apžvelgsime antrą energiją, jinai pavyzdžiui portrete, jinai vienaip pasireiškia, o pavyzdžiui talentų zonoje truputėlį kitaip. Tai jeigu portrete, tai yra tiesiog žmogus taip save pateikia, kad jisai yra kitoks, bet realiai iš šito energija egzistuoja pas jį ir jisai gali naudoti visus resursus, visus pliusus, ką aš dabar išvardinsiu, jisai irgi gali naudoti. Pradėsiu nuo pliusų. Nuo pliusų, kurie išsipakuos, kai susibalansuos energija, kai bus nuimtos tam tikros baimės, apie baimės irgi pakalbėsiu. Didžiausia baimė, kuri išbalansuoja šitą energiją, tai yra baimė suklysti, baimė padaryti klaidą. Jeigu pasižiūrėsime į šito arkano atvaizdavimo kortoje, mes pamatysime du stulpus. Tai yra Salomono Jeruzalėje šventyklos stulpai, kurie rodo dualumą, moterišką ir vyrišką, kurie rodo tokį portalą, galima sakyti, į dvasingumą, kad tik tai esant viduryje, kaip kur yra ta vyriausioji žynė, galima priimti visą pasaulį ir būti balanse tarp balto ir juodo, tarp šviesos ir tamsos,
nieko nevertinant, tiesiog priimant ir tą, galima išbūti būtent toje pozicijoje ir jinai nedalyvauja nei vienoje pusėje, nei kitoje, jinai tik tai stebi ir yra visą laiką balanse. Šita energija yra apie dualumą ir jeigu pasakyti tokiame banaliame, paprastame lygyje, tai žmogui reikia nustoti dalinti į gerą ir blogą ir matyti kažkur gerą, kažkur blogą. Ir gyvenimas ves šitą žmogų suprasti, kad nieko nėra blogo, kad viskas, kas atsitinka, tas turi atsitikti. Ir tam, kad jam išbūti balanse žmogui, jam reikia savyje, viduje turėti ir tamsią energiją, ir šviesę, nes kitaip mes negalim evoliucionuoti, kitaip mes negalime gauti kažkokios patirties. Šita energija, jinai apie priėmimą, totalų priėmimą viso šito pasaulio ir visokių įvykių ir kaip jinai stebi, kaip mes stebim orą. Jisai gali būti audringas, jisai gali būti kažkoks pilkas, gali būti saulėtas, bet čia yra stebėjimas, priėmimas, kad taip yra ir kol žmogus kažko nepriima gamtoje, gyvenime, savyje, kitose žmonėse, tol jisai negali pasinaudoti šios energijos privalumais, nes jinai duoda resursą tik tai tuomet, kai žmogus priima totaliai save. Nes vyriausioji žynė tai yra mėnulio energija. Mėnulis tai yra, jeigu Saulė tai yra Dievas, tai mėnulis yra Dievo motina. Tai yra moteriškas aspektas, Dievo moteriškas aspektas. Ir jeigu pasižiūrėtume labai giliai ir greičiausiai, ar dabar pasižiūrėsiu, kaip man einasi informacija, bet aš norėčiau labai giliai apie tą energiją pakalbėti ir apie tiem žmonėm, kurie dvasiškai giliai save nagrinėja, tai aš gal tą informaciją pasakysiu video pabaigoje, kad neapsunkinti auditorijos, kam reikia tokios galbūt lengvesnės informacijos, netokios gilios, tai aš paliksiu pasiklausyti pabaigoje. Tai svarbiausi dalykai, kas čia bus, kas blokuoja, tai yra baimė suklysti, padalinimas į tamsą ir blogą, gėris ir blogis, vyriška ir moteriška. Reikia suvokti, kad tik tai susijungus mes galim kažką kurti, mes galim kažką būti balanse ir būti harmonijai. Kai susijungia šviesa ir tamsa, vyriška ir moteriška, yin-yang energijos, tada vyksta kūryba. Ir nereikia bijoti kažkokių sunkesnių būsenų, kažkokių įvykių, galva nepriimtinų. Viskas yra tam, kad mes tobulėtumėm, viskas, kad būtumėme balanse. Dabar, jeigu pasižiūrėti į paveiksliuką, tai mes matysime, kad žynė turi raktus nuo durų. Jinai turi raktą nuo moteriškos prigimties ir vyriškos prigimties. Ir tai reiškia, kad jos ir vidinės moterys, ir vidinis vyras yra balanse. Tai reiškia, kad jinai moka būti moteriška, jinai moka susijungti su savo moteriškumu. Ir jeigu kalbėti apie vyrus, jeigu vyras turi tokią energiją, tai jam atsiveria, kai jisai priima pasaulį ir dualumą, jam atsiveria labai gilus, subtilus pasaulio matymas, suvokimas ir talentas kažką daryti kitame lygyje, gauti informaciją, ten piešti, kurti muziką, kažkokius šedevrus,
labai labai subtiliame lygyje ir nes jisai moka arba jinai ir čia moteriai irgi, bet kadangi moteriška energija, kad nebūtų čia labai daug klausimų, jis moka pasinerti į tą kitą pasaulį, kuris nematomas žmonėm, į pasąmonės pasaulį ir iš ten gauti tokių labai subtilių dalykų, tokios subtilios informacijos, kuri nematoma, nematoma, bet gali keisti žmonių pasąmonę ir kurie labai įtakoja šiam pasauliui. Tai būtent priėmimas šitos energijos duoda labai subtilų matymą, labai tokį harmoningą būseną, priėmimo totalų ir žmogus gali susijungti su ta tokia kūrybinė, moteriška energija, kuri duoda nerealius vaisius. Ir tas mokėjimas susijungti su tą energiją, tai yra mokėjimas priimti savo seksualumą, nes čia bus daug blokų. Ir kas turi tą energiją, pavyzdžiui, finansų ar talento zonoje, ten bus stiprus blokas būtent seksualinis, tai yra ta prasme, kad ir gimimo datoje irgi tas dienoje irgi gali būti baimė būti kažkokiu patraukliu, seksualumas yra tabu, kažkas tokio, kur yra gėda, baisu ir žmogus galėjo susidurti su kažkokiais įvykiais vaikystėje, kurie sustabdė būtent kažkokį tobulėjimą šitoje srityje. Nes čia irgi reikia mokėti gauti resursą iš to. Nes visiems atrodo, kad aistra kurti, kūryba yra kažkas, ir žodis aistra asocijuojasi su kažkokiu, nežinau, kaip labai didelę srovę vandens pripilti į žarną ir jinai pradeda ten į visas pusės šokinėti ir realiai visi mes įsivaizduojame tą aistrą va šitaip, bet kūrybinė aistra, jinai turi būti balansė ir jeigu moteris ir vyras moka sukontroliuoti tą energiją, tai iš tikrųjų gali nukreipti ją į nerealią kūrybę. Ir va čia yra būtent apie savo seksualinės energijos mokėjimą nukreipti ją kitaip, neatsitaškyti, neužsispausti, ją priimti, kad taip, aš galiu turėti kažkokius galbūt žvėriškus instinktus, bet aš moku juos kontroliuoti. Ir tik tai iš to suvokimo, iš tų blokų nuėmimo ateina visas resursas per tą energiją. Nenorėjau čia labai giliai eiti video pradžioje, bet taip gavosi, reiškia, taip turėtų būti. Ir kokie pliusai? Plius papildomai prie šito, kaip ir minėjau, tai yra labai stipri intuicija, labai gilus pasinerimas į pasąmonę, mokėjimas dirbti su pasąmonė, išgauti iš ten informacijos, bet tik tuo atveju, kai žmogus priima savo tamsias vietas, tamsias būsenas tokias sunkesnės, supranta, kad jis turi šešėlinės pusės, priima ir baltą, ir šviesą, ir gerai, ir negerai, jam viskas yra kaip reikalinga jo gyvenime. Pliusai, ką duoda, tai yra moteriškumas, diplomatija, išmintys, tai yra sakralinių žinių saugotoja, tai žmogus, kuris žino daugiau negu bet kuris kitas žmogus, bet aišku, nesitaško tą informaciją, jisai giliai savyje turi tas žinias, tuos raktus ir žino, kaip kontroliuoti savo vidinį tą resursą, kaip nueiti ir pasisemti.
Jeigu moteris turi tą energiją, labai rekomenduoju pasigilinti į tokias personažus, galima sakyti, kaip Lilit, Juodasis Mėnulis, Anima, Gekata, Izida. Čia yra moteriškas aspektas, kuris priėmė save ir savo ir tamsiąją pusę, ir per tamsiąją pusę gali save kažkaip atskleisti. Bet, pavyzdžiui, visus šitų personažų nereikia akcentuotis į ką jie darė blogai, jos darė blogai, ne? Būtent į jų potencialą. Dabar labai glaudus ryšys yra su augalais ir su gyvūnais. Tai yra globotojas gyvūnų, vaikų, invalidų ir jeigu, pavyzdžiui, žmogus yra minuse, tai jis nemylės vaikų, gyvūnų, nenorės nieko rūpintis, bus toks pakankamai savanaudiškas. Ir moka rasti kompromisą, harmonizuoja aplinką. Šitas žmogus pliusė, kai išpakuoja savo energiją, jam tai reikia tik tai būti tam tikroje aplinkoje ir jisai gali suharmonizuoti žmonės ir kitus dalykus. Žmonės ir aplinka apskritai, jis plus jam labai svarbu, kad būtų labai gražu, jauki atmosfera, jisai visą laiką rūpinasi kažkokiu jaukumu, komfortu, kad viskas būtų harmoningai, jisai, kaip ir minėjau, tas totalus priėmimas viso pasaulio tokiu, koks jisai yra, su visom ten baimėm, agresijom ir taip toliau, ir su tuo totaliu priėmimu jisai tiesiog iš vidaus švyti tą harmoniją tų tokių išmintimi, gailestingumu. Ir tai yra motina Marija, jos yra gailestingumo energija, čia irgi slypi ir turi gydymo dovaną, gali gydyti, nes daug tokių ekstrasensorinių sugebėjimų, ta energija turi stipri intuicija. Ir šiam žmogui svarbu būti nepriklausomu, sunkiau dirbti, čia nėra lyderio energija, čia nėra lyderis, aišku, reikia žiūrėti ir visus ženklus ir visas energijas matricoje, bet būtent ši energija neduoda lyderystės, jinai gali būti kaip patarėjas, ne lyderio, nes labai daug išmano. Pliuse yra kontaktas labai geras su kūnu, su mama, su savim, ir minuse tai atvirkščiai, su kūnu nėra kontakto, įsižeminti negali žmogus, mamos negali atleisti, priimti mamos ir su savim neturi kontakto, nežino, ko nori, ir čia yra minusinis pasireiškimas ir kaip minėjau, čia yra nepriėmimas ir baimė suklysti. Turi subtilų pajautimą ir matymą ir kaip ir sakiau, gali kurti kažkokius sakralinius energetinius šedevrus, kurie tiesiog gali pakrauti kitą žmogų. Tai yra, jeigu susijungia su savo tą tamsiąją pusę, priima tą tamsiąją pusę, ne tamsioji, tai yra velniška, o tamsioji tai yra pasąmonės pusė, kaip yra juodasis mėnulis, turi kitą atvaizdą, ne? Ir iš kitos pusės gali savo užeiti ir pasibūti kažkokiose būsenose ir gauti iš jų resursą, neatmesti, nes nebūti aukoje, ar tiesiog priimti, kad yra ir toks dalykas. Ir tada jeigu pasinaudoju to resursu ir priima savo tą moterį vidinę, būtent jos mokėjimą susijungti su savo sakraliniais, seksualiniais centrais, tai tada tampa magnetų priešingos lyties atstovams ir pakankamai tokia komunikabli ta energija,
užjaučianti, gailestinga, sujungia žmonės, tokia, kaip ir sakiau, motina Marija, bet turinti dar ir tamsią kitą pusę, bet tamsioji ne iš nuo žodžio, kad blogai, o tamsioji tai yra kita sakralinė, visiems nematoma, ta, kur gyvena kitas pasaulis, kurio mes nematom, kuris jau nėra įsikūnijime. Jinai orientuota į vidinį pasaulį, jinai yra apie dvasiškumą, jinai ieško resurso savyje, pliuse, jeigu yra minuse, tai aišku, jinai ieškos resursų visą laiką išorėje ir bandys kažką gauti išorėje, kad užsipildyti, bet tai reikia suvokti, kad jai reikia eiti į vidų. Šitą energiją jai harmoninga ir gera, kai yra ramu, kai nereikia skubėti, kur nėra kažkokių rėmų, apribojimų. Jinai gali kurti tik tai tuomet, kai jinai savo nestato kažkokių apribojimų ir rėmų, nes viskas, kas yra rėmuose gerai ar blogai, tinka, netinka, ją riboja jos kūrybiškumą. Jinai pradeda kurti tuomet, kai nėra visokių ribų, kad jinai, pavyzdžiui, gali kažką piešti ir žinoti, vat, minusai jinai galvos, šitas nepriimtina bus visuomeniai, o reikia kažkaip kitaip čia pradėti piešti. O pavyzdžiui, jeigu būtų pliuse, tai jinai neturi jokių pribojimų ir jinai duoda laisvę savo pasireiškimams ir tada iš tikrųjų gaunasi šedevras, gaunasi kūrinys, nors iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad nepriimtinas, bet realiai paskui jisai atskleidžia savo energetinį kažkokį tokį dalyką, kuris skleidžia kažkokią tokią subtilę energiją. Nedomina valdžia šitos energijos, kai išbalansuota, jinai tokia dviveidė, nemoka savęs kontroliuoti, tai ir tokia, neprognozuojamas elgesys, kaprizingumas, aš noriu ir noriu, nepripažįsta savo moteriškumo, tai yra, kad bijo būti susijungti su savo tokiu vidiniu žvėriu, tokiu instinktais, kad pajusti, taip, aš turiu šitą ir išmokti kontroliuoti, nebūtinai pasiduoti tiem instinktams ir daryti kaip ten kažkaip nesąmoningai kažką. Viską galima sukontroliuoti, bet reikia visų pirma pripažinti, kad aš tą turiu ir tamsią, ir šviesią pusę. Minuse, nemyli gyvūnų, vaikų, tampa pavaldy kažkam, nesilaiko pažadų, gali žadėti, gali daug kalbėti, apkalbėti, nuolat padalina ir gerai, ir blogai, visuose žmonėse mato ar gerai, ar blogai, kažką gerai padaro, kitas blogai, gali veltis intrigas, pasiduoda pagundoms, nemoka valdyti savo instinktų, neturi saiko, labai užsigauna greitai, jautri ir linkusi į priklausomybės, gali būti tokia meluoti, ir nepasitikėti kitais, konfliktiška, pikta, užsidarius, šalta labai, nemokanti užjausti ir tokia bejausmė gali būti visiškai. Ir tas tikrasis pliusas jos yra, kad jinai lieka tokia, jos nešaltumas ir jinai labai mylinti, jinai labai užjaučianti, bet jinai nesitaško, jinai neskuba kažką išgelbėti, kažkam padėti, jinai tiesiog duoda meilės, tiesiog užjaučia ir harmonizuoja būnant. Jai nereikia kažkaip ten taškytis ir išlipti iš savęs.
kai minusė daro viską pagal taisyklės, kad tik tai jokių būdų nesuklysti, nes čia yra didžiulė baimė padaryti kažką negerai, jinai bijo tamsos, jinai bijo magijos, jinai bijo kažką tokio velniško ir dėl to savyje to nepriema ir bijo su to susidurti, bet čia yra toks dalykas, kad reikėtų tą pripažinti savyje, reikėtų suvokti, kad manyje gali būti visko, bet aš prisiimu atsakomybę už savo veiksmus ir galiu viską kontroliuoti. Labai svarbu jai informaciją, kurią jinai gauna, nepanaudoti neigiamai, visą laiką teigiamai, kad kažkam būtų į gerą, ne į blogą, neapkalbinėti, ne įžeisti žmonių, nes tas irgi gali būti. Tai pagrindinė energijos esmė yra dualumo priėmimas, yra moteriško aspekto savyje pripažinimas ir mokėjimas gauti iš to resurso, tamsios ir šviesos pusės savyje irgi pripažinimas, vyriškos ir moteriškos dalies savyje pripažinimas, kad aš galiu būti ir silpna, ir moteriška, ir stipri, ir vyriškas. Ne, to, kad dvi energijos yra, kartu tik tai sujungus tos energijos duoda kažkokių vaisių ir kūrinių. Tai pakankamai dvasinė, labai gili energija ir aš manau, kas susidūrė su ją ir turi savo matricoje, tai šitą pakankamai gilią informaciją suvoks. Bet jeigu jums atsiranda kažkokių klausimų, tai jūs galite komentaruose rašyti, aš pakomentuosiu.